Įsivaizduokite situaciją, jūs nusprendžiate pakelti ranką. Atrodo paprasta, jūs norite, todėl tai padarote. Tačiau neuromokslai rodo, kad jūsų smegenyse sprendimas gali būti priimtas dar prieš jums sąmoningai suvokiant savo ketinimą. Tai kelia provokuojantį klausimą. Ar jūs iš tikrųjų valdote savo veiksmus, ar tik stebite jau vykstančius procesus? Būtent tokie klausimai yra neurofilosofijos šerdis, tarpdisciplininės srities, kuri jungia filosofiją ir neuromokslus, siekdama suprasti vieną sudėtingiausių reiškinių – žmogaus protą. Kas yra neurofilosofija? Neurofilosofija nagrinėja, kaip empirinių smegenų tyrimų rezultatai keičia tradicinius filosofinius klausimus apie sąmonę, tapatybę, laisvą valią ir moralę. Jie ne tik klausia, kas vyksta smegenyse, bet ką tai reiškia mūsų supratimui apie save. Redukcionizmas ar protas tėra smegenų veikla. Viena įtakingiausių pozicijų yra redukcionizmas. Jis teigia, kad visi psichiniai reiškiniai gali būti paaiškinti fiziniais procesais smegenyse. Ši idėja remiasi neuromokslų sėkme. Žinome, kad tam tikros smegenų sritis atsakingos už kalbą, atmintį ar emocijas. Pažeidus šias sritis keičiasi ir žmogaus patirtis. Tačiau iškyla esminė problema, net jei galime tiksliai aprašyti neuronų veiklą, ar tai paaiškina, ką reiškia jausti. Kodėl smegenų procesai apskritai turi subjektyvę pusę? Eliminatyvusis materializmas, ar protas yra klaida? Dar radikalesnė pozicija – eliminatyvusis materializmas. Jis teigia, kad mūsų kasdienės sąvokos tokios kaip tikėjimai, troškimai ar ketinimai iš tikrųjų yra klaidingos. Pagal šį požiūrį, ateityje jos bus pakeistos tiksliais neurobiologiniais aprašymais. Kaip kadaise buvo atsisakyta pasenusios mokslinės kalbos, taip gali būti atsisakyta ir liaudės psichologijos. Tačiau ši idėja kelia rimtų abejonių. Jei tikėjimai neegzistuoja, ką reiškia tikėti šią teoriją? Sunki sąmonės problema. Kodėl smegenys jaučia? Vienas garsiausių šiuolaikinės filosofijos klausimų yra vadinamoji sunki sąmonės problema. Ji klausia ne kaip veikia smegenys, bet kodėl jų veikla sukuria subjektyvų patyrimą. Galime paaiškinti, kaip akis registruoja šviesą ir kaip smegenys apdoroja signalus. Tačiau lieka klausimas, kodėl visa tai pasireiškia kaip spalvų, garsų ar pojūčių patyrimas. Ši problema meta iššūkį grynam fizikalizmui ir verčia ieškoti alternatyvių paaiškinimų. Panpsichizmas, ar sąmonė yra visur? Viena iš alternatyvų – panpsichizmas. Ši teorija siūlo, kad sąmonė nėra atsirandantis reiškinys, bet fundamentali visatos savybė. Pagal šį požiūrį net elementarios materijos formas turi primityvią patyrimo formą. Žmogaus sąmonė tuomet būtų sudėtinga šių elementarių procesų kombinacija. Tačiau tai sukelia kitą problemą – kaip paprasti mikropatyrimai susijungia į vieningą sąmonę. Funkcionalizmas siūlo kitokį požiūrį. Jis teigia, kad mentalinės būsenos apibrėžiamas pagal jų funkciją, o ne fizinę struktūrą. Tai reiškia, kad svarbu ne tai, iš ko sudarytas protas, bet kaip jis veikia. Tokia pozicija atveria galimybę, kad sąmonė galėtų egzistuoti ir dirbtinėse sistemose. Vis dėlto kritikai klausia, ar funkcija gali paaiškinti patyrimo kokybę. Reprezentacionalizmas – smegenys kaip pasaulio modelis. Reprezentacionalizmas teigia, kad sąmonė yra smegenų kuriamas pasaulio modelis. Tai, ką patirime, yra ne pats pasaulis, o jo reprezentacija. Šis požiūris gerai dera su kognityviniais mokslais. Tačiau vėlgi išlieka klausimas, kodėl reprezentacija turi subjektyvų jausmą. Įkūnytas protas, mąstymas nėra tik smegenyse. Priešingai redukcionizmui įkūnyto proto teorija pabrėžia, kad mąstymas kyla iš smegenų, kūno ir aplinkos sąveikos. Mūsų judesiai, pojūčiai ir net aplinka aktyviai dalyvauja mąstyme. Tai reiškia, kad protas nėra izoliuotas smegenyse, jis yra įkūnytas ir išplėstas. Laisva valia, ar mes iš tikrųjų renkamės? Neuromoksliniai eksperimentai rodo, kad smegenys pradeda veiksmą dar prieš mums jį suvokiant. Tai kelia klausimą, ar sąmonė priima sprendimus, ar tik juos stebi. Atsakymai skiriasi. Vieni teigia, kad laisva valia yra iliuzija, kiti mano, kad ji suderinama su fiziniu determinizmu. Neuroetika – ką daryti su šiomis žiniomis? Neurofilosofija neišvengiamai veda į etinius klausimus. Jei mūsų sprendimus lemia smegenys, kaip vertinti atsakomybę? Jei galime keisti smegenų veiklą, ar turėtume tai daryti? Klausimai apima smegenų stimuliaciją, moralinių sprendimų biologiją, privatumo ribas neurotechnologijų amžiuje. Apibendrinimas. Neurofilosofija atskleidžia įtampą tarp dviejų pasaulių
objektyvaus, matuojamo smegenų veikimo ir subjektyvaus, patiriamo sąmonės pasaulio. Kol kas neturime galutinio atsakymo, kaip šie du lygmenys susiję. Tačiau būtent ši nežinomybė ir daro neurofilosofiją vieną įdomiausių šiuolaikinio mokslo ir filosofijos sričių. Galbūt svarbiausias klausimas lieka atviras. Ar kada nors galėsime pilnai paaiškinti, ką reiškia būti sąmoningam? Ar tai visada liks iš dalies paslaptimi?